Taip, šiltos bulvės, palija. Oi, kaip skaniai atrodo. Ir svoguniukai. Apart šlapio plaukimo šiandien neturim ką parodyti. Bet gerai, burės pramankštinom, patys prasimankštinom šiek tiek, pernakvosim ir rytoj ryte pagal prognozes turėtum išplaukti. Skanaus visiems. Čia ne kruizinis tikrai. Va, kelią jau. Nu ką, atvaro. Kelią? Atvaro. Tai žiūriu, va čia, va, matot? Jau čia yra keli laivukai. Čia yra... Gal ne vienas varysi? Bus Ribas, Zodiakas, o čia pagrindinis laivas. O čia mūsų laivas, laukiam svečių. Va, tas geltonas toksai, matot? Taip, taip, taip. Nu, įdomu. Žiūrona, Dariau. Va štai įlankai, kurią mes lipdavom. Ir šiandien vaizdas visai kitas, oriukas super štilius. Paskui gausim tokio vėjo. Tai dabar belieka tik tai... O, šitaip pageriau. Tai dabar belieka tik tai ištraukti, iškelti inkarą ir ką, plaukiam dabar į Svalbardą. Ir žadame stoti maždaug po 1,5 paros pirmame Svalbardo fjorde. Šiandien pusryčiai vos ne šventiniai, vėjo nėra ir keliaujam į Svalbardą. Tai susipažinkime. Palija, sūris, svogūnas, kiaušinis, vytinta mėsytė, majoneziukas, lietuviška duonelė. Darius. Kęstučiukas. Viskas, pusryčiaujam ir keliaujam. Gerai, pavažiuojam biškį. Gerai. Eina. Gerai, stop. Darbas su pirštinėm, tai yra darbas su pirštinėm. Gerai, Dariau, po biškį. Į priekį. Viskas. Judam. Įsikėlėm visas burės. Mizeną. Mizenas iškeltas. Grotas. Pritaisiau termometrą. Rodo šiuo metu 3 laipsnius. Ir vienu žodžiu taip smarkiau paspaudžiau. Ir šiek tiek įtrūko. Nu nieko. Sako, šukės laimę neša. Bet daugiau čia ir nereikia virš 10. Čia Svalbarde nebus daugiau 10. O mes štai va ten ir suksim taip už posūkio. Orealis, žinokit, fantastika. Bet va išlendė ant vėjo, be kepurės negali. Tikrai vėsu. Gerai, plaukiam. Gal kažką vandeninę pamatysim, kaip praeitą kartą. Delfinų, banginių. Na, buvo ten tikrai išties labai įdomu. Priešinė vyko gauna, bet šiek tiek pasisuksim, manau, bus į burės, bus pats tas. Priekyje matosi apleista kažkada tai buvusios kasyklos. Ten Bjornoja reidijo matosi antena iškelta. Ir iš to posūkio darysim, prie to iškišulio darysim posūkį tiesiai į Svalbardą. Jo, įspūdingai čia atrodo, įspūdingai. Kai geras oras, tai tikrai fantastika. Dalis geria kavą ir savo motoruojam taip. Temperatūros rodo 2 laipsnius.
taip ir plauksim 1,5 paros. Galimai atsiras vėjas, bet dabar kol kas taip. Mes buvome čia, Kvalros buchtoj, vadinamoje įlankoje, Kvalros buchta. Apvaikščiojom praktiškai visą šitą pietinę Svalbardo dalį. Ir šiandieną mes jau iš savo buchtos, kaip šita panašiai raudona linija, palei ją kylam į viršų ir šiuo metu esam beveik čia. Sugedo mūsų GPS-as, racijos laiko vietos nematyti, bet mes turime čia, kur yra AIS-as. Prašau. Va čia viskas parašyta, mūsų kursas, greitis. Ir čia dar, kaip matote, keli laivai yra. Tas pats vakar dienos laivas ir mūsų laivas. Tai mes dabar, kiek turėsim įmušt. Čia kiti laivai žvejoja, o mūsų Svalbardas, Tai taip. Pirmas, kur stosim, tai šitoje įlankoje. Tai atstumiukas yra 150 jūrmilių. Taip, vienu žodžiu. Su liemenė, su flisu, nes tikrai laukia šalta. 2 laipsniai šilumos, tai žvarbus vėjas papučia, tai rankytės Tai ką rodo mūsų rodikliai, pasižiūrėkim. Kuro turim, vandens dar antro bako nepradėjom, dujas vakar pasikeitėm. Toliau. Slėgis, super, akumuliatorius, po truputį kraunasi. Tai tokie reikaliukai, judam į priekį. Pietukų metas. Turim Farero Rocher, kavytės, skani maltarytė kavytė. Ir linguojam štai savo šitaip per Barenco jūrą. Vėjo nėra, į visas pusės vėjarodė. Bet už tai pailsim dabar nuo tų vėjų per visas dienas, kur turėjom. Taip gerai dabar, nors ir pamotoruojam, bet vėliau po pietų turėtų atsirasti vėjas, dabar po pirmos 20. Tai ką, vienu žodžiu, nieko kol kas naujo, poilsiaujam, laukiam delfinų ir banginių. Plaukiam jau 8,5 valandos. Žinokit, šalta laukia. Net įdomu, ką rodo termometras. Termometras rodo beveik 5 laipsnius. Šaltas vėjas tikrai. Oras fantastiškas. Turim vieną burę, antrą ir dar priekyje stakseliuką mažą išskleidžiau. Jo, bet žvarboka jau viduj temperatūra tik tai pas mus dabar 17 dar. Tai 17 dar nieko. Bet šiaip tai jau kai šildaisi laivą, tai jau būna 20, 21, 22 ir panašiai. Tai dabar eisim pavalgyt, pasilikę tik tai tokį langelį, nes tikrai vėsu. Darius gamina valgyt. Kaip sekasi, Dariau, gerai? Prašau. Darius bando sukariauti su koše. Pasišildam grikių košę su konservu. Ten visą aparatūrą. Žiūrima įsą, matom aplinkinius laivus. Geras daiktas, tos technologijos iš tikrųjų kaip įdomu. Žinokit, yra stebėti tai, kas atplaukia iš priekio, koksai laivas ir panašiai. Tai ir naviguot padeda. Ir taip įdomu, kas čia aplinkui vyksta, koks veiksmas. Jo, bet laukia šalta. Tikrai šalta, žvarbu. Vėjo labai yra minimaliai, bet turim apie 8 mazgus kažkur. Tai judam žiauriai greitai. Tuoj neateis rytas, jau Svalbarde būsim. Priekinis žvejybinis laivas. Traukia iš paskui savęs viskas, kas ant dugno.
Gerai, modernus laivelis, rimtas žvejybinis laivas. Paukščiai kirai aplink sukasi, žuvėdros. Ir joms kažkas tai tenka. Įdomiai atrodo. Nu, trupučiuką užpūtė. 20 mazgelių ir einam taip tiesiai į mordą, taip kaip vakar jau ir apsisukom. Tačiau dabar neįmanoma apsisukti. Tai plaukiam. Visai komfortabiliai laivas stovi stabiliai, autopilotas kol kas vairuoja, vieną kartą tik buvo nusimušęs, tai žiauriai palengvina darbą. Ūkė vėjai, ūkė. Launa, denį, vėjas, bangos. Launa, oi gerai nuplaus. Šiaip viskas nebūtų. Plaukęs liuks, kalbu iš arti, kad girdėtumėtės mikrofoną, jaučiu mano balsą nusineša vėjas su kirais. Turėtų į vakarą rimti. Temperatūros 6. 3 burės išsikėlę, pasirifavę trupučiuką. Ir varo. Asfaltą. Kas svarbiausia, tai žuvis stovi, kai kalta. Būtų biški gaila, jeigu jį pamestume į jūrą. Dabar yra beveik 10 valandų. Bet ta palapinė, žinokit, kaip čia gerai yra šakės. Autopilotas vairuoja. Einam į vidų. Užtenka. Motoriukas dėl šilumykės biškučiuką, kursai palaikyti autopilotui. Autopilotas labai nemažai valgo, įprastai naudoja Windvane, vėjo autopilotą, bet aš su juo kol kas nemoku dar naudotis. Tai naudojame šito elektrinį. Reikia arbatos, jaučiu gal kokios. Ai, čia gerai. O, čia taip atsisėdi. Ir žiūri. Bangos tai nieko, tokios parvilnyje, 2 metrai, 2,5. Darius priplotas. Priplotas skaito knygą. Šviesą įsijunkit. Čia nėra. Nėra. Ir šviesos, paviršau, kad čia nėra šviesos. Opa! Op, op. Va, štai. O mes jau pusiaukelėje. Va, čia. Čia mes. Čia žvejybiniai laivai. Čia Langerbienas. Tai va, mes čia stosim pradžiai. Kalbam su Darium. Pasakoju Dariui, kai... Palaukit, prieš metus gal, ar prieš 2 dabar galvoju, kai plaukiam į šiaurę. Atėjau kažkurią pirtį ir merginos iš Prancūzijos. Buvo lygtais jau parplaukė, jos iš Svalbardo. Ten jų komanda plaukė. Visos kojos, visi šonai aplamdyti, mėlynės, ant kojų, ant šonkaulių, visur vienu žodžiu. Nu, vaizdas tai, kadangi kaip plaukiva tokio aštrių kursų kaip mes, vat kerta minos. Nu, įprastai žmonės tai palaukia tokio komfortabilaus, palankaus kurso, kad, nu, tiesiog kai žmonės plaukti. Mums rodė tokį pusvėjį, kaip ir okei, bet gaunasi kaip visada. Vieną rodo, kitaip išeina. Tai mes dabar norint pajudėti, tai turi įsikabinti. Dirba visi kūno raumenys, tiek rankos, tiek kojos, tiek pilvo presas. Ir aišku, stukteli podukas čia takai šoko, tai čiut perliuką neišvarė. Nu, sudužo mano podukas, aišku, atsižudėm. Labai gerai gulėti prie dešinio borto. Labai gerai prie dešinio borto spaudžia, tiesiog prilipęs. Jo, kojinytės, Lietuva tėvynė mūsų. Ačiū labai pacientė, kuri numesgė. Tai va, aprėdyti, parėdyti ir varom. Viduj 18 laipsnių, lauke 6. Vėjukas, saulė. Viskas gerai. Turėtų už poros valandų nustoti daužyti ir jau normaliai. Varikliuką laikom,
ant kelių apsukų prideda mums kokį mazgiuką ir neiškrauna akumuliatoriaus, nes autopilotas kol kas dar veikia, daug energijos naudoja. Dabar yra pusė 3 ryto. Labas rytas. Jau patikrint, ar nėra kažkur tai šalia laivų. Trupučiuką 20 minučių vėl pasnausti. Labas rytas. Na ką, iš po tokios intensyvios nakties, čia gerai tai mus pavartė gerai iš priekio vėjas papūtė, pagaliau pasiekėm Svalbardą. Tai yra tiksliau Špicbergeno salyną. Va, priekyje galite matyti. Snieguotas kalnų viršūnės, rūką. Jo, fainai atplaukti tokį štiliuką. Ką reikės toj būrė suskleist. Eisim toj valgyti pusryčių, pasistiprinti, nes šiek tiek išvargom ir maždaug už 3 valandų jau leisime inkarą vienoje įlankoje. Tikslas yra aplankyti anksčiau medžiojusių medžiotojų trobeles, pasižiūrėti, kaip jie ten gyveno, kai įsikūrė, tokius artefaktus senovinius patyrinėti, pasižiūrėti. Jau mačiau per Aisą, kad atplaukęs yra kruizinis laivas ir išleidęs ten turistų pilna, bet aš labai tikiuosi, kad jie per kelias valandas apsižiūrės ir vyks kažkur toliau, nes toje įlankoje mes norime inkaruotis. Tai va, įspūdinga. Nu gaila, kad tik tai delfinų ir banginių kol kas nematėm. 2 laipsniai. Ir žvarbu, ir gražu, ranko šalo, norisi būti. Bet einam į vidų. Žinokit, vaizdelis. Kaip jų perteikti kavos kvapą, aš nežinau, langinė tą prasoja nuo šilumos. Opa. Jau užsisegam iš karto, šilumyse. O, čia šilta gerai. Makaronai verda jau. Žiūrienos konservas, kavytė. O čia šilta 22, kai užvirė Darius arbatinuką. Net langai rasoja. Mūsų pusryčiai prasideda 12 valandą. Na, šiek tiek po 12 pasiekus Špicbergeno salyną. Pusrytėliai, prašau, makaronai, kavytė, palija, citrinytės netgi turim, sūris duona, vėl kavytė. Makaronai su žvėriena, Darius. Tai va, dabar nuplauksim įlanką už porą valandų, nuleisim inkarą ir greičiausiai, kad eisime miegoti, pailsėti, o tada jau pradėsim tyrinėti. Likite su mumis. Gerai pasakiau? Gerai. Gerai. Štai taip atrodo mūsų įlanka, į kurią norėsime nuleisti inkarą. Čia laivas. O taip atrodo visas žemėlapis. Pirmą aplankyti žadam šitą įlanką. Čia atplaukęs kruizinis laivas ir daug zodijakų. Vadinasi, daug turistų krante. Paskui šitą įlanką. Ir tada jau Longyearbienas. Nuleisim inkarą, kruizinis laivas stovi, tai pažiūrėsim, kiek ten įlankoje vietos.
Rengiamės po trupučiuką iš rožinių kroksų šoką, rūžavų. Alyviniai čia. Alyviniai, nu gerai alyviniai, va ten kruizakas stovi, kruizinis. 20 minučių busim vietoj, dar kažkur stovi jachta. Jachta stovi, tai vienu žodžiu reiks pasižiūrėti viečiukę, kad visi tilptume. Šiaip turėtume tilpti. Bet vėjas, aišku, iškilęs, na kaip visada. Kaip reikia kažką rimčiau daryti, tai tada prasideda iššūkiukai tokie maži. Kartais ir dideli. Tai va, vėjas pučia smarkus tiek, kad... Na nieko, ne pirmą kartą. Priekyje matosi turistų pakrantė. Ten vienas būrys. Antras būrelis. Jų laivas, kuriuo atplaukia. Ir priekyje tokia jachta nedidelė. Mes va jie link jos ir plaukiam. Į užuovėją tokią. Nes dabar vat, iš priekio va ten pučia vėjas iš ten. Tai mes lysim po to kalno į prieglapstį nuo vėjo. Jau raminasi po biškučiuką. Šalta. Pirštinės, kepurė dviguba būtina. Aš nešioju va taip va. Vilnonę po apačią, o paskui šitą dedu. Tai va. Žiūrim, kaip parinkaruojasi ir žvejoja prancūzų laivas. Nedidelė jachta, nepasakytum, kad 14 metrų. Ką? Ne, Norvegų, nes svečiojus šaly. Ir mes turėtume, mes kadangi mūsų laivas norvegiškas kol kas, tai mums nieko nereik daryti. Tai va, nuleidom, sudarėm inkarą. Vieta įspūdinga. Turistai. Turistų. Renka kriaukliukės visokios, renka viską. O štai čia mūsų krantas. Netoli mes kranto, visai netoli. Užsinkaravom 6-8 metrų gylyje kažkur. Aha. Gerai, ten matau kažkokia trobelė yra. Rytoj sudingę, nuvarysim. Va ten, matot? Prie to laivo, lygiagrečiai beveik. Taip, 4:30. Gerai varikliukas atidirbo. Liuks. Dabar gerai, atsigersim arbatėlę, sušilsim, pavalgysim, eisime miegoti. Breiziuko lašinių. Pakepsim šiandien su bulvėm vakarienį, kadangi atvykom jau į Svalbardą. Skūra surambėja per... Užsiaugino skūrą per kelionę. Pasiduoda lengvai lašinys. Bet čia be kudos, ne? Jisai tik ant kepimo toks, jau? Ant kepimo čia. Turi biškuliuką. Karščius. Dar, pėliai negalasti. Skūra, bet gali batų padą kalt. Kabinam ir rūkyklą. Kabinam. Duokit. Vyksta bulvių kepimas. Dabar vadinasi namų režimas. Inkaras nuleistas. Persirengta. Geriam šiltą arbatą. Ir mėgaujamės ramybę ir klausome vėjo ūkimo. Tojaus. Stovi prancūzų jachta. Jie išlipo į krantą. O vėjas ūkauja, siūbuoja laivelius. Bet jauku. Jauku. Pasakysiu, kad jauku. Visai mums čia jauku. Prasivėrėm trupučiuką langelio, nes kepa bulvytę su druskyte ir bus labai skanu. Praktiškai kaip restorane. Palyje. Gal tą skūrą kur panaudosim? Batą mus duokit. Gerai, liuks. Mūsų kelionės turbūt ne atšiaurios, bet gurmaniškos. Tai ką, keptos bulvės, palija su citrinytė ir svogūniuku, arbatėlės turim ir vėl bulvytė. Tai už pietus reikia padėkoti Dariui. Ačiū, Dariukai.